super. Tikrai super. Tarp tokių laivelių. O, dar kažkas parplaukė. Aišku, geriau kažkur čia biški būtų ateita, aišku. Bet nieko, labai gerai. Nu ką, reikės eiti pradėti tvarkyti laivą. Jau šiandien pradėsiu ruošti po truputėlį. Reikės nuimti ir biminius, ir sprejhudus, bures, nu vienu žodžiu. Bus darbo. Reikės šiandien dar šviesų viską, tai iki vakaro bus galima padirbėti nemažai. O dabar einu pavalgyti. Ir bus galima kibti darbus. Reikia dar suvalgyti maisto likučius, tokius turiu vakarieniai. Čia yra krabas ir grikiai. Oi, ryžiai. O, krabelis, kur pavaišino mane Vytautas. O, valgysim. Laivelis dabar atrodo taip. Reikia nuimti priekinę burę, pagrindinę burę, sprejhudą ir biminis vadinasi. Vėjajose žadu palikti. Reikia pasižiūrėti, kaip čia viskas buvo, nes reikės viską sudėti. Nu, su biminiu ilgai čia netrukau, kelios minutės. Išsisuka ir tada gražiai įsitrauks visi šliaužtukai ir galima bus išimti šitą burę. Na va, pagrindinė burė nuimta. Sudėjau ant kranto, paskui reikės ją gražiai sulankstyti ir nešti vidų. Dabar reikia genų ją nuimti. Reikia šitų šotus ištraukti. Viską atlaisinti ir mes ją nuleisim. Reikia atkabinti šitą kablį ir mes galėsim nuleisti burę. Genoje nuimta taip pat. Dabar reikės ją sulankstyti irgi. Burės sutvarkytos. Toks rūkas ateina nuo kalnų. O. Gerai atrodo. Prašau, kaip slenka palei kalną. Šotukai. Čia viską sutvarkiau. Čia padžioviau, kad išdžiūtų, nes reikės viską į vidų nešti. Taip atrodo. Tuoj sutvarkysiu rifus. Valtis turi išdžiūti, laivelis. Reikės viską sudėti į vietas. Nu ir aišku, rūkas visur. Visur rūkas, vėjuko jokio. Tai galima dirbti, visai nešalta. O kai jau patems, tai eisiu vidų, jungsiu vabastą, kad įmanoma laivą būtų kuo labiau išdžiovint. Kuo labiau šilta, kad būtų. Ir tada jau dėsiu daiktus ten viduj esančius. Į kuprinę viską ruošiu. Pasijungiau elektrą. O, čia toks bardakas, neaišku, kur čia kas padėta bus. Padariau porą kadrelių. O ten elektrą pajungiau. Aplinkui kalnai. O ir žvejai atvažiavo po žvejybos. Atplaukė, pernakvos ir vėl važiuos rytoj žvejot. O aš einu dar pavaikščiosiu.
Ir irgi eisiu tada į vidų jau, va, šildau dabar viską, kad gerai laivelis išdžiūtų. Ir aš eisiu dėtis tada jau daiktus, ką vežtis į Lietuvą. O kažką paliksiu, nes atvažiuosiu naujiems metams čia greičiausiai. Pasižiūrėti, kaip čia viskas sekasi. Šiaip didžiausius darbus padariau, tai nuėmiau burės, sulankščiau, sudėjau sprayhudas, biminis ir pagrindė viskas. Tik reikės va dar kurą išsipilt, nu, bus dar rytoj ką veikti. Bet jau tokie pagrindiniai darbai padaryti. Didžiausias tai turbūt bus tentą užtem, bet kaip nors. Va čia va tai buitekas geras. Čia laivelis palieku, čia burės padedu, šitą pakeliu, kad nu, vis tiek kažkaip tai vaikščiotų daugiau ventiliacija. Čia viską reikia kažkaip surūšiuoti ir sukrauti. O čia tiek vietos mažai dar. Na, prašau, visur sukrauta visko. Nesutemsta visai. Dabar aš nežinau net kiek čia valandų. Dabar taip pat smūgiai, jeigu pažiūrėsim. Tai čia yra 10 valandų. Čia 10 valandų, Lietuvoje 11. Tai nėra tamsu taip visai. Tiko. Gerai, viskas. Einu į apačią. Reiks kažką tai vežtis vis tiek. Žmogus pagavo per vieną dieną saidžių ir raudonų jūrinių ešerių. Prašau. How many kilos here? Labas rytas. Rugpjūčio 22 diena. 7 ryto. Vakar atsiguliau kokią, nežinau, pusę pirmos, bet jau jaučiuosi išsimiegojęs. Tai ką, reikia pradėti darbus, bet aišku, nu, kaip čia taip, nu, kaip čia vaizdas šiandien. Vaizdas neblogas. O, jau išplaukė kai kurie žvejų laivai. Čia vakar stovėjo vienas ir ten jau išplaukė ankstyje. O aš va dar turėsiu persišvartuoti prie Anos krantinės. O, blemba, kiek čia laukia viskas susidėta. Ką, reiktų pusrytėlį organizuotis. Reikia organizuotis pusrytėlį. Sudėtinga biškį viena ranka. Ne. Vebastą jau užė. Pajungiau. Viską. Nu jau. O, spinta. Čia tai sutvarkiau, sukabinau jau rūbus, tegul džiūsta. Ir visur keliauja čia. Po visą kajutę te šilumą, tegul šiandien šyla visą dieną, laikysiu vebastą jungęs. O, jau indai irgi. Jau vanduo baigėsi, nu bet dar gerai, dar turiu, dapilsiu porą litrų į baką, nes paskui reikės viską išpompuot. Išpompuot reikės viską. Tam, kad nu, neužšaltų, šiaip tai nežinau, neužšaltų gal, bet dėl bendros tvarkos. O, kiaušinukam. Ne, košį šiandien dar valgysiu. Kiaušus gal kokiem pietum reikės pasilikti. Silkytė dar nuo vakar. O, jau čia jau bardakas. Taip, kad labai nekreipkite dėmesio. O, sakiau, košėgi. O, košė, mano košė, makalošė. Taip, o tai kurgi košė? Va, kur košė. Aliejus, vynas. O, nu va, tos košytės tokios dar paimsime. Su lašinukais lietuviškais, kurie yra šaldytuve. Taip, silkytė pietukums suvalgyta bus. Vytintas žiobris dar va keliauja nuo Lietuvos. Nu jau maisto, tai čia aišku nedaug lygia, bet vis tiek kažkas liks, va lašiniai dar yra. Pasipjaustyti, nu, liuks. Gerai.
Taip, reikia kavytės išgerti. Kavytės. Opa. Mažiukai šaukštukai labai. Opa. Padarėna. O. Dabar jau gerai. O. Nu ką. Taip, čia. Ir kavytę čia padėsim. Nu, atrodo tai kaip ašaras. Va tokią košę valgau kelionėse. Kavytė, kuro filtras, tepalo filtras. Čia miegmaišių sudėjau į tokį irgi maišą, kad drėgmė jų taip nevargintų. Dar kažką gal čia įdėsiu. Maisto nepanaudojom, neprireikė šiemet. Tai gaila, kad jo data, va, 22 oktober. Labai geras šitas maistelis, nepigus, apie 10 eurų kainuoja. 10 eurų kainuoja, bet nu ką dabar. Čia švediško kažkada buvo pirkė žiemą, liko keletas aiškis, 24. Tai va, toks kol kas vaizdas, viskas, einu pusryčiauti su vaizdu. Va tokiu vaizdu. Tylu, tylu. Paukščiukai pypaujant tik tai. O, žąsys jau ruošiasi skrist. Būriuojasi. Toks va rytinis jum reportažas. Taigi, kad dar galvą įtenkiau, puiku. Taip, reikia dabar atlaisvinti šitą kairio borto runduką ir išimti visus kurus. Tepalus, viską vienu žodžiu. Jo, čia paruošti laivą žiemai, tai ne juokas. Kur viską sudėti šitiek. Būtų mašina, tai jo, viskas būtų paprasta. Būtų viskas paprasta. O dabar, kai reikia kažkur dar palikti čia laive viską, tai vienu žodžiu, žinokit, čia yra reikalų. Visą šitą reikia sutvarkyti. Biškį tepalus valiau, tvarkiau čia variklio, tai vienu žodžiu. Va, prašau, čia labai nemažai telpa kuro. Praktiškai po 35 litrus. Tai va, 70, tai jau 140 ir dar 2 po 20. 2 po 20. Beveik 180. 180. Dar įkiščiau iš tikrųjų. Tai va, tai jau neblogai yra. Ir va čia va, kai atsilaisvina, irgi yra pakankamai vietos, tai dar čia va yra 35 litrų, tai jau virš 200. Dar tilptų 1, 2, 3, 4, 5. Nu, būtų galima dar čia patalpinti kokius 1-200, apie viso 500, plus bake dar jeigu yra, tai bake dar apie 600. Nu tai va, tai su tokia atsarga jau yra gerai. Visas kuras sudėtas, kiek čia jo yra. Reikės jį palikti čia žiemoti. Tentas užsidės, svoriai. Dabar šitie bus rundukai palikti atidaryti, kad jie vėdintųsi viskas, kad kuo mažiau drėgmės, kaip sakyt, kauptųsi. Nu ir ką, toliau tvarkom. Taip, dabar vyks tepalų traukimas. Tepalų traukimas vyks. Va, yra toks aparatas, eina į šitą plastikinę tarą viskas. O ten sukišau. Nu ir bandom. Reikia žinot, kaip čia padaryti. Reikia iš karto po šitą nuleisti. O, kad jinai lašėtų, nes jinai spjaudo visur čia. Bėga gražiai. Viską, super, jau pribėgo kokį 2 litrai beveik. Pilnas bakas. 5 litrų, tai praktiškai 3,5 litro čia sutraukiau. Nu ir va, dabar pravalau sistemą su vandeniu toj. O, gražiai. Langas prasėjo planą. Prieš žiemą užpildom kuru pilną baką, kad nebūtų kondensato
bake, todėl bakas turi būti pilnas. Nu, gražiai subėgs 35 litrai praktiškai. Matote, tokios drėgmės čia yra, nes čia dušo nutekėjimas. Bet čia, kai laivas siubuoja, tai jie subėga į tokią skylę ir viskas subėga į va čia. Kai atidarai va laivą, va, ir viskas subėga į triumą. Ten yra siurblys, kai tik tai padaugėja vandens, jis automatiškai įsijungia ir viską meta lauk. Tai va, čia toks ekstrinis vienas ir yra dar rankinė pompa. Einu dabar išvalysiu tą pirmiausia. Daugiau mažiau kaip ir viskas, daiktai sudėti. Šita kuprinė keliau su manim. Šita irgi. Šita sunkesnė beje nei šita. Tai va, svoriai čia, kuras, sakėm, padėsim su Egidijum. Liukai praviri. Laivą paliksiu ant denio. Daugiau mažiau apsitvarkėm, viską va, lieka maisto dar. Tik tai. Nu, dabar jau biški kitas reikalas. Kai susideda viskas į vietas. Va, juos paliksiu atvirus, viską. Nu, vidus tai jau čia tikrai. Bet ką padarysi? Kitaip nebus. Žadu atvažiuoti žiemą, tai išsivešiu čia tikrai daug daiktų, kurių tikrai čia nereikia net. Nu, bet va, taip vaizdas toks. O. Nu, bardakėlės, bet nieko. Visur pradaryti liukai, pradaryti spintelės visur. Nu, tai va, tokį laivą ir paliksim žiemotą. Oras neblogas. Praktiškai, nu, laivą paruošti taip 12 valandų. Man kažkur taip truko, grubiai. Nu, techniškai čia krantinė bus tikrai jau. Vieną jau prisukom tokį. Va. Antras eina ir jau laivas apsaugą turės. Na va, su Egidijum padarėm tokią krantinę. Tokius papildomas apsaugas uždėjom. Ir uždėjom, va, fenderius visur sudėjau dabar jau. Va, prašau. Nu va, visai kitas vaizdas dabar. Švartovai sudėti, va štai šitaip. Va. Kad laivelis nei pirmin, nei atgal, nei labai į šoną neitų. Va taip va. Labas rytas. Na va, vakar iki pat vėlyvo vakaro dengiam tiltą. Šiandien nuėjom gal tik tai, nežinau, labai vėlai. Tai va, tai ką, uždėjau po papildomą švartovą. Ant štai čia va. Pritvirtinau po dvigubą. Toliau nuo šonų vieną, visur po dvigubą. Nu, priekinė užteko iš tikrųjų. Čia va, priekiniam špringė. O šitą irgi visur dvigubų sudėjau, jeigu ką. Svoriai uždėti, ten tas daugiau mažiau taip įtemptas, viską jau patikrinti prieš važiuojant namo. Viską. Nu va, o vaizdai matot kokie. Va toks vaizdelis. Prašau. Žvejų laiveliai stovi. Irgi tuoj kelsis ir plauks žvejot. Na tai ką, viskas. Man atrodo, viskas neblogai. Aišku, tentas kai kuriuose vietose neužsileido. Tai čia bus problemų, o čia va tikrai sukrist galės sniegas, o va šitoj va vietoj. Bet nu, kaip nors. Tai va, viskas, paliekam laivelį, tegul žiemoja. O aš einu dabar jau viskas praustis, persirengt. Ir reikės dabar jau vykti Tromsą, iš Tromsų į Narviką, iš Narviko į Stokholmą, iš Stokholmo į Karshalmą. Tai va, tai jeigu kyla klausimas, kodėl ne lėktuvų, tai kaip praleisti važiavimą traukinį?